Sveiki, brangų žiūrovai. Aš nesenai pabendravau su tokiu draugu ir jisai vlogą kūrė jau gal 3 metus ir kiekvieną sekmadienį įkelia po epizodą naują. Ten gal jisai praleidęs tik tai 1 ar 2 kartus ar kelis. Tai visai buvau kvėptas, žodžiu, sukurti kažkokią naują epizodą, naują seriją jums iškepti ir šį kartą aš esu Janinos Miščiukaitės štai šioje gražioje menų mokykloje ir noriu jums parodyti, žodžiu, kaip sekėsi visas šitą eiga, kaip šitas užsakymas ėjosi, tai, žodžiu, važiuojam. Sveikas. Ką tu? Nu. Su kamera, žiūrėk. Labą dieną. Labą dieną. Kažkaip, žinai, galvojau, kad čia daugiau vietos. Tai visai fainai. Labą dieną. Čia toks, žinau, čigoninas visada būna. Normalus. Tais daiktais. Žiūrėk, dabar jeigu nuimtų šitą, paskui ten jau tu baigtum kažką, kol užtvarkys, kol... Tai vėliau. Paskui atvažiuotum ten... Taip, Geriau galėsit, o ne. Kažkur laiko. Laiko, kažkas Čia ant šito mėsmasuko. Ai. Jo, čia ant palašų. Ei, kaip negerai. Mais, prie tavęs į galą, va tiesiai. Prie tų durų kaip tik ir gal nelabai yra kur dėti. Tai į rūsį kur nors. Tik sėdė. Nu ką, reikia pradėti kažką. Na, pirmas dalykas, aišku, kurio nebuvau suplanavęs, tai kad reikia duris nišą esančią tam koridoriui užtaisyti, uždėti gipso plokštę ir užtinkuoti, kas truko visai ilgai ir dėl to man šiek tiek nusikėlė visi darbai. Į čia įsigeria dažas, va, nukrenta, bet jisai yra iš kitos pusės plastikas ir neprasigeria žemės. Tai tu čia gali taškyti dažus, jie susigeria ir kai vaikštai irgi neišsivaikšta, čia specialiai, žinai. Paskiau kitas iš linksmesnių dalykų, tai tenai aš kol dirbau, ūkvedys, žodžiu, ardė pianiną, tenai budintis ardė pianiną ir tylų tam koridoriui ir tik tai jo ten replių garsai, ten perbraukė per stygas, jis ten ardo tą pianiną. Ir toks kaip gavosi šiuolaikinės muzikos eksperimentinis koncertas šiek tiek, į kurį neplanavau atvažiuoti, bet netyčia patekau. Tai su to krebždėjimu ir tais garsais taip pat įdomių atmosferų dirbau, aš ten piešiu savo tyliai, koridorių aidas ir tik tai tie garsai tokie. Supranti, koks stresas yra. Kai visi galvoja, kad kažką rimto darai. Štai taip atrodo pirmos dienos darbas. Tiek nuveikta.
Ir dar tiek liko. Ir čia dar liko. O šiandien užteks. Čia yra pusiau jau užsimestas visi kontūrai ir kur kas bus. Lipni apsauginė juosta visur va. Čia jau galima spalvinti. Atėjom pavalgyti. Štai valgyklėlė. Rita, čia įsidėti? Ne, čia įdeda, tik reikia įsirinkti va iš sąrašo. Atrodo, kai meldėsi, tyvė. Opa. Cepakai. Durų neliko. Durys čia va buvo, bet jos užtaisytos. Nu kągi, pažiūrėsime į užbaigtą kūrinį. Štai čia viena pusė. Berniukas, muzikos, dailės ir teatro ir šokio simboliai, dudlai. Ir čia kita pusė, mergaitės pusė. Molbertas. Šokio va tik vienas gal simbolis. Ir dailė. Tai va taip atrodo viskas užbaigta. Toks va vaizdas čia ant praėjimo. Vienoje pusėje mergaitė, kitoje berniukas. Kaip du poliai, kadangi dvi sienos, o čia įėjus yra. Nu tai savaime, aišku, peršas ta mintis apie tokį dviejų polių, dviejų dualistinio pasaulio simbolių, žodžiu, visumą. O fone matome dudlus, tokius vaikų piešinukus, ką jie paišo paraštėse. Kadangi tai muzikos mokykla, vaikų mokykla. Kaip mokytojai netrūksta stygų ant gitaros? Ne, čia yra speciali gitara, kaip sakyti, Kenovoje su tokia mokina. 3 stygų. Bet čia vis tiek yra gerai. Čia matyti gal senovinio stiliaus yra padaryta, kada ant vieno, reiškia, stovi suktuko veržimo, eina 2 stygos, veikiausiai. Nu, unikali čia turbūt gitara. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą, tikiuosi jisai buvo jums įdomus. Ir jeigu turite idėją kažkokią projektui ar norite išsipiešti sieną, galite man parašyti e-mailą. Taip pat nepamirškite prenumeruoti šitą kanalą, palaikinti jį ir pasidalinti su savo draugais. Ačiū, kad žiūrite. Iki.